Grožio maistas. Šitame video gydytoja Birutė Čijunskienė atskleis top 10 maisto produktų stipriems plaukams, nagams ir švytinčiai odai. Atskleisime, kokių vitaminų ir mineralų trūkumas gali lemti nagų skilinėjimą, silpnus plaukus ir odos problemas. Gausite nesudėtingą vitaminų ir mineralų gidą. Geros nuotaikos ir grožio vitaminas. Vitaminas D. Papasakosime, kokiuose maisto produktuose jo galime atrasti natūraliai. Gausite išsamų top maisto produktų ir augalų sąrašą, kurie skatina plaukų augimą, gerina plaukų, nagų ir odos būklę bei turi antistresinį poveikį. Išgirsite apie augalinius aliejus ir natūralius preparatus odos ir plaukų stiprinimui bei kasdieniniai priežiūrai. Plaukų slinkimo gydymas. Gydytoja atskleis apie naujausias gydymo metodikas ir invazinės procedūras, skatinančias plaukų augimą. Na ir pabaigai paaiškinsime, kokių vitaminų ir mineralų reikėtų ieškoti papildų plaukams, nagams sudėtyje, kad jie turėtų maksimalią naudą, o pinigai nebūtų išmesti veltui. Na ką, o dabar perduodu žodį gydytojai Birutei Čijunskienei, bet prieš tai nepamirškite paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Aišku, visų šitų produktų reikėtų kuo labiau ekologiškų. Tai turbūt kaip ir išminėjau ir dar papildau, kokius mes turėtumėm tos ir kivius, ir ananasus, ir apelsinus, ir mandarinus, ir citrinas, ir mėlynės, ir greipfrutai, būtent antioksidacinių poveikių. Jie taip pat padės ne tik tai mums nervų sistemą pareguliuoti, bet ir imuninę sistemą, koreguos tą balansą kraujospūdžio, nesakiau, stresas spazmuoja ir dėl to mums gali netgi pastoviai būti padidintas kraujo spaudimas, nes jie sugeba sumažinti tą antinksčių hormoną kortizolį ir vadinasi antistresinis maistas. Pavyzdžiui, kaip tos natūralios šviežiai spaustos sultis, kaip dietologai mums aiškina, kad išspaudus sultis neilgiau 20 minučių, kad jos nesuirtų, reikėtų sunaudoti, o aplamai pasisakome už natūralaus vaisio naudojimą, nes jeigu sulčių, tai mes galime, aišku, perdirbtų sulčių, kad jau įdėtas pridėtinis cukrus, tai iš viso neturėtų būti ant mūsų stalo, ypač jeigu turime vaikučių, norime, kad jų dantis, stuburas būtų tiesus, nebūtų tų problemų, ne tik tai su stresais. Čija sėklos, riešutai, morkos, špinatai, saldžios bulvės. Ir taip, baltymai, mineralai, žaliuose lapinėse daržovėse, ko mes iš jų labai tikimės, tai ir magnio, tai pirmoji eilė magnis, kuris mums labai reikalingas, ir dar svarbesnė medžiaga yra kalis. Kalis, jeigu mes naudojame daug valgomosios druskos, o mes mėgstame, pratinamės, jeigu pradedame dėti, tai dedame vis daugiau ir daugiau, tai vis to kalio bus mums deficitas, o kalio deficitas jau mes galim pakliūti ir į reanimaciją, nes labai širdis reaguoja į kalio. Ir kas svarbiausia, ką noriu pasakyti, kartais būna tokia situacija, kad mums kraujas parodo ir kalcį, ir magnį normoje, o kokia yra būsena ląstelėse, deja, mes dar tokių laboratorinių tyrimų medikai kasdienai negalime pasiūlyti, o jeigu ląstelėse būtent trūksta šitų mineralų, ten yra tokie siurbliai, kalio, natrio siurbliai, jeigu jie sutrinka, ląstelės darbas sutrinka ir gauname ir virpėjimus, ir pakitimus. Be abejo, apie geležį tikrai, cinko naudingumą, folio rūgšties ir vitaminų, apie juos, jeigu jų trūksta, tai tikrai mes galime ir nuovargį jausti. Jau visai netrukus sugrįšime prie gydytojos paskaitos. Bet jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, kaip papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų, sąnarių būklę, maitinti sveikiau ir žinoma būti fiziškai aktyvesniais,
Apačioje po šito video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinačias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Kas mums pagerintų nuotaiką pagaliau? Tai tikrai austrės, kalė, brokoliai, ankštiniai, žirniai, šitie riešutai, cinko gausus, magnio ieškokime žuvyje, avokade ir žalialapėse daržovėse. Manau, kad taip įkyriai kartodama tikrai suformuosiu jums tą geros nuotaikos receptus. B grupė ieškokime šparaguose, žaliuose daržovėse, žalialapėse, mėsoje, avokaduose, taip pat omega 3. Kaip mes sakome, ne fermoje augintojo lašiša ir kitos ten mano minėtos žuvis, bet bent tos pagrindinius, kad įsimintume. Ir kalbos nėra, jokios sveikatos nebus, jeigu bus disbalansas žarnyne, mikrobiotos pokyčiai, mes turim naudoti rūgščius pieno produktus, jogurtą, kefyrą, fermentuoti produktai, kurie dabar kalba labai, labai mums reikalingi, o ne marinuoti, o rauginti, kurie mums sukuria tikrą baseiną šitų gerųjų bakterijų. Noriu apsistoti ties vienu augalu, kurį mes medikai dažnai sakydavom, kad jis labai kenkia mūsų organizmui dėl oksalo, kad sudarys oksalato akmenis ir panašiai. Kaip nusodinti tą špinato oksalatinę rūgštį, užtenka tik įdėti kokį tai pieno produktą ar grietinės ar šito kokoso pieno ir panašiai, ir šitas oksalas nebeveikia organizmo taip, kad iškristų kokių tai druskų akmenų pavidalu. Ir pažiūrėkime, centre nurodyta, kuo turtingas špinatas. Tai vėlgi yra lobynas, vitamino K, vitamino C, vitamino E, riboflavino, kalcio, kalio, piridoksino, tai B6, karoteno, fitosterolio, tai čia kaip hormonas jau kaip triptofano to mano minėto, flavonoidų, fenolinės rūgšties, dietinių skaidulų turi, geležies, magnio, mangano, baltymo ir folatų. Kas yra folatai? Besidauginančių, besidalinančių ląstelių, branduolio, ten vadinamo nukleotidų pagrindinė veiklioji medžiaga. Tai špinatus tikrai neišbraukime iš savo, ypatingai su omletais pasigaminti, į troškinius dėkime. Ką jis dar, kokią pagalbą teikia? Detoksikuoja, reguliuoja svorį, mažina kraujo spaudimą, pagerina virškinimą, pagerina akių, odos būklę, netgi profilaktiką diabeto, reguliuoja kraujo spaudimą, nes magnis apsauga dėl onkologinių susirgymų, aterosklerozės, taip pat padeda, kai yra plaukų slinkimas, nes matote, kiek čia tų medžiagų yra sudėtinių, virškinimui, stiprina kaulus, imuninę sistemą, padeda širdies ir odos būklei. Taip pat, jeigu stiprina imuninę, tai aišku, turėsime įvairiams infekcijoms, bakterijoms ir virusams atsparumą. Ir netgi nurodyta, aš apsidžiaugiau radusi tokią išsamią medžiagą, aš nežinau, aš pati auginu, toks yra indiškas špinatas, jis pats įsisėja, pats pas mane yra, o šiaip aišku, šiltnamyje auginti, tai yra tokia trumpo sezono. Bet šitas mano indiškas špinatas auga iki pat gruodžio mėnesį ir tiesiog po kojom, tai tik tai kuo jaunesnės šakeles nusiskynus, tai visiškai sėkmingai pasinaudoju. Ir turi
100 yra vitamino K 987, aš tokių skaičių niekur nesu mačius procentais, vitamino A 105 procentai, magnio 39 procentai, folato 66 procentai, geležies 36 procentai. Tai taip ištyrinėtas augalas ir jo nauda, tai tikrai noriu auditoriją paraginti, atkreipti dėmesį į šitą mums siūloma gamtos dovana. Ką dabar turime mes daryti su savo tas stresiniu gyvenimo būdu? Ogi turbūt kiekvienas patiriam, laukiam su džiaugsmu atostogų ir, kaip sako, anksčiau mes sakydam, Bonifacijaus atostogos. Meškerė ir tada visi stresai nusima ir ką mes gauname atostogų metu, jeigu keliaujam į šiltus kraštus arba mūsų Lietuvoje gaunam saulytės, mes gaunam 20 minučių pabuvę nuogi, saulė, be jokių kremų, be nieko, mes gauname 20 000 vitamino D, kuris mums labai šiandien yra vadinamas hormonas, kur randame maisto medžiagose vitamino D, matote kiaušinis, žuvis, grybai, kaip mano nuostabai, jie auga be saulės pavėsį, bet kaip jie sugeba susintetinti vitaminą D, toj pačioj lašišoj, varškėje, žirniuose ir panašiai sūriuose, fermentuotose produktuose. O dar tokį radau rekomendaciją, kada mes nusiperkame varškės sūrį, tą trikampį Lietuvoje dabar, jį reikėtų išnešti 20 minučių, palaikyti saulėje. Sugeba sukaupti vitaminą D ten per tuos riebalus. Irgi įdomi ištyrinėta situacija, tai galbūt pasinaudokime tikrai tokiais. O jeigu esam deficite, aš kiekvienoje paskaitoje prašau, išsitirkime, nebūkime deficite, esame ne deficitų laikuose. Dabar konkrečiai norime dar to grožio paskatinti, sustiprinti, ko mums labai reikia geležies. Jeigu sergame mažakraujystę, tai praktiškai pirmoje eilėje ir būna pirmi požymiai skilinėjantis nagai, lūžinėjantis išsausėję plaukai ir kur to geležies ieškome, aišku, tai yra, kaip minėjau, mėsa, tiek vištienos tose kulšelėse, kuo tamsesnė mėsa, tuo daugiau geležies, graikiškose riešutuose, kiaušinėse, kur dar tame pačioje kakavoje, kur minėjau, tiesiog primenu, nuo to nebus blogiau, netgi abrikosuose galima gauti, špinatuose jau susiformavimą nuomonę, pakramtykime arba ant košės susidėkime tų moliūgų sėklų, panaudokime lęšius. Lęšiai irgi yra labai sotus, turtingas produktas, turintis daug baltymų ir razinuose rasite geležies. Augimas skatina įvairios aromaterapinės priemonės, įvairios eteriniai aliejai, trumpai duosiu, kas tai būtų. Kiti aliejai, čia nurodyta šaltalankio pas mane. Aišku, joga, relaksacija, susikūrimas savo teigiamos aplinkos, pabuvimas komforte su savim, susikurti ir kuo daugiau būti žalioje aplinkoje savo miškuose, laukuose, kiek tai įmanoma veiklą. Ir labai didelė svarba biotino. Biotiną nurodysiu ir produktus, ir kur jo ieškoti. Kas dar labai svarbu iš tų baltyminių medžiagų, tai kadangi supratome, kad jeigu sąnariam, kaulam ir dantim ir jungiamajam audiniui labai svarbus kolagenas, tai keratinas, taip pat struktūrinis baltymas, pagrindinis plaukų nagų komponentas. Ir, pavyzdžiui, argano aliejus turi daug naudingų savybių plaukams, nagams, maitina, drėkina, stiprina. Avokado aliejus taip pat drėkinantis ingredientas. Bambuko ekstraktas teko kažkada naudotis, tikrai stiprina, palaiko elastingumą, tokie lankstesni pasidaro. Ir iš eterinių aliejų aktyviausiai yra lavandų. Tai lavandų, tai suprantat, kad jau jis yra antistresinis 100%. Rozmarinas gerina kraujotaką,
naudoti masažuojant galvos odą arba tiesiog nagų tos volelius sutepus, kadangi tai yra aktyvinančios augimą ir kraujotaką. Ir be abejo, kolagenas įeina į tie vadinami polipeptidai. Ten yra glicinas, lizinas, prolinas, kurie sudaro tą visą kolageninę struktūrą. Mes esam daug apie tai kalbėję. Panten Pro-V, kuris buvo reklamuojamas, subalansuotas moterim, bet tinka ir vyrams, tai pagrindinis odos plaukų provitaminas B5 ir nagų ir plaukų vitaminai turi tokį labiau išskirtinę. Aišku, visada mes turime tų ir pagalbinių priemonių, ir liaudiškų priemonių. Man būtų labai įdomu, kaip jūs prižiūrite ir skatinate. Bendravau su savo kolegė, turinti vešlius gražius plaukus. Sako, nuo mažumės mama išmokino, aš plaunu plaukus su pamirkau duoną ir būtent duonos pluteles, tą sudžiūvusią duoną neišmetu iš šiukšlinę, o tiesiog jos mirkau ir praskalauju plaukus. Ir sako, iki šiol man šitas receptas efektyviausias. Aš manau, jūs man irgi pasiūlysit. Čia ir matote ir svogūną, ir tokią priemonę, kur daugelis gal turite, kur dirginate odą, toksai yra kaip lasdelės, su kuriuom galima masažuoti. Be abejo, ir mes didžiausią bioenergetinę iškrovę turi mūsų pirštų galiukai. Ir radau straipsnį, kad lakuoti pirštų nagai įdėjus į tą Kirliano kamerą ir ten jau energetika užblokuojama. Taip, kad labai pagalvokime, ypač tie visi pridėtiniai nagai. Man asmeniškai, kai aš aišku tų pridėtinių nagų nesu niekada turėjus, bet po lako nagai pasidaro tokie minkštesni, liktai atsiranda duobutės, reiškia, chemikalas turi savo poveikį ir tas nago plokštelės oro negavimas, kvėpavimo nebuvimas. Kaip pasakyti, čia mūsų grožio elementas ir taip toliau, čia yra diskusijų klausimas. Bet galbūt, ką dar čia siūlo, šiltą aliejų plaukams įtepti, rozmarino, kaip minėjau, aloe vera, reiškiasi kokoso aliejus, ožragės sėklos, kokią tai ten turbūt suruošti, sumalusi kompoziciją su kokoso aliejumi, hibiskus arba kinrožė, tai aišku, jinai gausi vitamino C, obuolių actas ir taip pat čia nuolatinė priežiūra. Deja, patarimus radau, kad rekomenduojama galvos odą ir plaukus plauti vieną kartą savaitėje. Nerekomenduoja dažno plovimo, prie vieno šampūno nesipratinti ir panašiai. Ir kaip čia jau gale vėlgi apie tą pačią dietą rekomendaciją. Kokie augaliukai gali paskatinti plaukų augimą, tai pažiūrėkime, čia yra alijošius, rozmarinas, tie patys amla, ta mano minėta. Jie praktiškai tie patys, kur ir antistresinę jums parodžiau, ginkgo biloba, lavanda, mėta, kinrožė, ženšenis, asiūklis irgi mesgi kartais turime savo daržuose, sodose, su juo kovojam. Ir kas čia dar ta, taip, apynis, turbūt daugelis su alum irgi draugaujate, erškėtrožės, avižos ir dilgėlės, nepamirškime dilgėlių šaknų nuoviras, skalaudavom plaukus. Su žibalu, vaistinėje buvau užėjus pasižiūrėti, kokios siūlo, tai ten yra ir netgi subalansuotas skystis su žibalu. Blizgėsi duoda, lankstumą, anksčiau mes jį sėkmingai naudodavom nuo glindų. O glindos vis tiek, mano anūkės Ispanijoje, tai ten ir Vokietijoje, tai ten kaip ir
įprasta. Pasako tėvams, yra glindų, stebėkit vaikus ir tikrai nekartą teko padėti jas išrankioti. Nu, Lietuvoje kažkaip mes tuo klausimu jau esam žymiai ramesni. Tai vėlgi priminsiu, kokios tas aliejai kokoso, organo, alyvuogių, migdolų, šiltas būtent ant galiukų, palikti per naktį ir tik po to išplauti. Avokadas kaukiam su medum, medaus šaukštą ir puodelį šilto vandens, kaip kondicionierius aiškina, nes ten irgi aktyvių medžiagų, ramunėlių arbata, alavijas drėkiklis, obuolių actas, balansuoja pH, masažas skatina kraujotaką, plaukų augimą, kava, paryškina tamsius plaukus, sumaišyti kavą su kondicionieriumi, užtepti. Nu, ir aš manau, kad jūs tikrai man šiandien pasiūlysit daugiau. Eterinius aliejus nekartosiu, nes jau pasakiau, eukaliptas taip pat, citrina, mažina riebalų perteklių, kam labai dažnai riebaluojasi, ramunėlis, ramina, skatina sveikų plaukų augimą. Stiprinimui, kas siūlo 4 puodukus špinatų, gausime 2000 vitamino A. Vitaminas B5, 2 puodukai papajos, vėlgi įdomios tos dozuotės. Cinko gausime iš avinžirnių 2 puodukų. Taip, vitamino E, 1 braziliškas riešutas. Vitamino C, čia yra kario lapai, bet tokio lapo aš čia negaliu pasiūlyti, tai gal tada tas mūsų papriką naudokime. Vitamino B6, 3 bananai, ne? Folinė rūgštis, 2 puodukai irgi papajos. Čia yra inozitolis irgi su obuoliukais. Taigi, slinkimo gydymas yra vaistai, kur gydo dermatologai, trichologai. Ypatingai pasakysiu įdomią situaciją, man teko lankytis Amerikoje ir 2001 metais aš pirmą kartą sutikau ypatingai vyrus, ypatingai pergyvenančius, išgyvenančius didelį stresą, kai jie netenka plaukų. Ir ten buvo didelė mada prasidėjusi, plaukų persodinimas. Ir tas mano pažįstamas turėjo tokį tiesiog priekyje pasisodinės vainikėlį, labai įdomi, čia visur plika, o vainikėlis čia, o sakau, kodėl jūs toliau nesodinut, sakau, labai brangu, ten vieną plaukelį sodinti ar $60 ar kažkiek tai, kad labai didelės sumos, reikia dar turėti donorinių plaukų, gerą kuokštą arba pakaušyje plaukų, arba iš pažastų ima, arba vyrams nuo krūtinės, tai yra tokia įdomi situacija. Ir aišku, būna situacijų, kai jie prigyja, neprigyja, o dabar Lietuvoje yra tendencija ir aplamai turbūt labai daugelis važiuoja į Turkiją, nes ten yra pigiai, persodina plaukus ir mūsų dermatologai jau pasakoja, kad susiduria su labai užterštam, su infekcijom, su panašiai nesėkmingom istorijom ir panašiai, ten reikia atsirinkti tą kliniką, kas ten tą daro. Kodėl nukrypau į tą plaukų persodinimą ir tas mano pažįstamas, kodėl sakau, tu šitą darei, todėl, kad man reikia ant CV, reiškiasi, noriu įsidarbinti, tapti nekilnojamo turto agentų ir nuotraukai aš būtinai turiu būti, rodyti savo išorę, pagal išorę mane darbdavys gal pasiims į ofisą, į darbą. Tai įsivaizduojat, ant kokio lygio, manau, kad yra kreipiamas dėmesys. Ir kitas yra išlikęs, kad sako, senate vyrai visi irgi stengiasi naudoti šitas priemonės. Ir, pavyzdžiui, irgi klausydama ten kai kurių autorių, sužinojau, kad, pavyzdžiui, Bidenas turi persodintus plaukus, o Trumpas naudoja tokį vadinamą minoksidilą, kuris stimuliuoja plaukų folikulus ir plaukų augimą. Čia, ekskursija į šoną, jums truputėlį atsikvėpimui.
Ir pasirodo, yra dar kitas vaistas, finasteridas, skiriamas vyrui, kada jau yra tas hormoninis nuplikimas, nes jis stabdo plaukų slinkimą ir skatina augimą. Šitų medikamentų naudojimas labai yra ilgalaikis. Kai kurie sako, kad ten ir potencija gali pakenkti ir panašiai, nes tai yra į hormoną panašus preparatas. Ir yra šampūnai, jeigu turime daug pleiskanų, turime kokį tai grybelinį susirgymą, mūsų dermatologai siūlo šampūnus su ketokonazoliu. Tai yra prieš grybelinis ir galvos odos lygom. Ir vietiniai kortikosteroidai, įvairios terapijos, gal čia labai nesigilinkim, nes naujausi plaukų ataugimo, tai būtent ta plaukų transplantacija, jau plaukų trichologas ir transplantologas skelbiamas yra ir pas mus Klaipėdoje. Manau, Kaune, Vilniuje taip pat turite tokį specialistą. Iš vienos kūno vietos plauką perkelia į ten, kur jos trūksta. Ir skaitosi, kai tai yra efektyviai, leidžia atstatyti natūralų plaukų augimą. Ir plaukų folikulų dauginimasis yra tokia technologija, kai yra dauginami plaukų folikulai ir persodinami, taip pat inovatyviausias metodas. Vėlgi čia jau einame prie labai tokių aukštų technologijų. Kamieninių ląstelių dar yra neįsitvirtinusi kaip standartinė procedūra ir medicininės tos, kur minėjau, plaukų atnaujinimo gydymas, plazmos terapija, kada imamas kraujas, nufiltruojama visa plazma ir lieka ten tos ląstelės, trombocitai, kurie gali skatinti, turi galingus augimo faktorius, švirkščiama į tas pakenktas vietas, jau tokios invazinės procedūros reikalaujančios specialistų. Trumpai lazerio, ką jisai stimuliacija, irgi lazeris daug gerina kraujo apytaką, aktyvuoja ląstelių veiklą, mažina uždegimą. Injekciniai tirpalai, kur minėjau, trombocitų masės, augimo faktoriai, kraujagyslių atnaujinimo augimo faktoriai, palaikyti kraujagyslės, uždegimą mažina ir irgi taip pat naudojami kiti su vitaminais injekcijų tirpalai, mineralai, su amino rūgštim, su tom medžiagom. Jeigu atliekame plauko tyrimą, ko trūksta, galima galvos į paodį suleidus gauti gana gerą efektą. Ir sustokime ties tokiu, kur prižadėjau jums apie biotiną, jisai dar kitaip vadinamas vitaminas H. Jis tikrai skatina plaukų augimą, stiprina jų, be abejo būtinas komponentas ir cinkas, tai mineralas, taip pat geležis, kai yra anemija, mes aptarėm, omega linų ir selenas. Selenas tai yra stipriausias antioksidantas, vitaminas D, keratinas. Kai aš pradėjau domėti šitą temą, tai Facebook'e labai daug tų priemonių atsirado rekomenduojamų šitų plaukų augimui ir preparatų pasiūla, ir kaip su keratinu išsiplauna ir panašiai. Tai kur to biotino ieškome? Tai gydo ne tik tai plaukus, bet ir nagus, ir dermatitą, ir pleiskanas, ir skilinėjančius nagus. Tai jo randame ir pomidoruose, ir morkose, ir migdoluose, ir svogūnuose, salotose, kiaušiniuose, graikiškose riešutuose, saldžiojoje bulvėje, kalafioruose. Be abejo, kiaušinio trinys, avižos, taip pat grybai. Ir mano jau išgarsinti ir minėti špinatai. Ačiū Jums labai už dėmesį. Čia tokia mano paskaita ir grožis, ir sveikata, ir mityba. Kažkaip įsipareigoju, jeigu tikrai labai domins Jūs plaukai, dalį medžiagos atidėti. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti, o jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos bei psichologijos temomis, labai kviečiu Jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com.
Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, labai kviečiu pasidomėti gydytojos Birutės kursu kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą. Šitame išsamiame 4 valandų video kurse sužinosite paprastus patarimus, kurie namų sąlygomis padės praskiesti sutirštėjusią limfą. Išsiaiškinsite limfos tekėjimo kryptis ir kaip savarankiškai atlikti savimasažą namuose. Tai padės sumažinti celiulitą, paskatinti limfos tekėjimą ir, žinoma, pagerinti savijautą. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 100 panašių video edukacijų psichologijos, sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.